Sveiki, mėlyjeji. Šiandien pasidalinsiu, ką aš darau, kai man bloga nuotaika, nieko nesinori daryti. Pastaruoju metu praktiškai kasdien bendrauju su lošėjais. Ir ne tik su lietuviais iš viso pasaulio. Čia pastarosiomis dienomis buvo iš tokių egzotiškų šalių kaip Nigerija, Kenija, Mozambikas, kas ten dar, Filipinai, Jungtinės valstijos, Gvatemala. Žodžiu, visame pasaulyje panašios problemos, ar ne? Ir ne mes vieninteliai išskirtiniai lošiame, visas pasaulis kenčia nuo lošimų, daugybė žmonių, milijonai. Taigi tai labai dažnai girdžiu iš lošėjų ką? Sako, šiandien nieko negaliu daryti, negaliu pasikelti iš lovos, nėra nuotaikos. Ir reiškia tokia savigaila, savigrauža prasideda. Ir žmogus iš tiesų kenčia. Tai papasakosiu, ką aš darau tokiais atvejais, reiškia. Šiandien ryte atsibudau irgi ką? Rūkas, dar dabar matosi rūkas iš visų pusių, reiškia. Šalta, o lovoje taip gera, šilta. Tai atrodo miegok savo ir miegok, ar ne? Gulėk ir gulėk. Ir tik prasideda tokios mintis, aš iškart šoku iš lovos. Jeigu tik aš pajuntu mintį, kad sako kažko nedaryk, o žinau, kad reikia daryti, ar ne? Tai neplaukindų, susiplausi vėliau. Tai dabar nesitvarkyk, susitvarkysi kitą kartą. Tai dabar tas ar dar tas. Tik tai tokios mintis prasideda. Tik pradeda, kaip sakant, viena kita mintelė tokia, aš iš karto šoku iš lovos ir iš karto pradedu daryti tai, ką turiu daryti. O kad žinoti, ką turi daryti, taigi planuojasi dieną. Kasgi kitas planuoja mūsų dieną ir gyvenimą. Taigi ne nuotaika, ne oras, ne kažkokie kažkokia radio laida, kažkas kažką pasakė, galbūt koks draugas pasakė ir panašiai. Ir byra visą dieną, griūva visą dieną. Tai kad taip nebūtų, mes patys turime pratintis, mokytis, planuoti savo dieną, o tuo pačiu ir visą savo gyvenimą. Šiuo požiūriu esame tarsi dievai, kūrėjai. Kasgi kitas sukurs mums gražų gyvenimą, gražią dieną, nei mes patys. Tai aš kiekvieną rytą atsibudęs visų pirma padarau mankštą. Tada nusiprausiu po šaltų dušu. Tai jau tapo rutina. Man to užsirašyti nereikia, tai jau mano kraujyje, ar ne? Tai tik atsibudęs ryte aš jau žinau, ką darysiu. Tada sėdu prie kompiuterio, atsidarau failą, kuris vadinasi šiandien. Ir aš turiu papunkčiui susirašęs. O jei neturiu, tai pasirašau 1, 2, 3, 4, ką šiandien aš turiu padaryti, kas yra svarbiausia, kokie yra prioritetai. 1, 2, 3, 5, reiškia susirašai viską ir žiūri, kad diena pilna veiksmo, pilna reikalų ir nėra kada galvoti apie lošimus. Užpildyta visa diena, visi tarpai, nėra praktiškai kada gulėti ir galvoti ir sėdėti savo mintise. Kaip pavyzdys, kad mes privalome kurti savo dieną, kurti savo gyvenimą ir kad nuo mūsų priklauso, kokia bus diena ir koks bus mūsų gyvenimas. Didžiąja dalimi, aišku, atsitinka visko, bet didžiąja dalimi priklauso nuo mūsų. Tai pavyzdžiui, ar ne, sėdi namuose ir draugai kviečia į lauką pažaisti futbolą. Ir tu užuot ėjęs pažaidęs, tu sakai, ne, tai aš pasėdėsiu namie geriau, pakirksosiu lovoje. Dabar kokia tavo diena, koks tavo vakaras, tarkim, jeigu tai įvyko vakare. Tavo vakaras lovoje, kirksai vienas ir galvoji dažniausiai apie ką nereikėtų galvoti, ar ne? Užuot žaidęs kieme. Dabar kažkas kviečia į teatrą, į kiną. Ar pasivaikščioti, vėlgi, tai ne, tai aš neįsiu. Tai toks tavo ir gyvenimas, tokia tavo ir diena. Tai iš principo, ką mes pasidarysime, kokią dieną mes pasidarysime, tokią ją ir turėsime. Ir nesvarbu nei oras, nei nuotaikos pradinės iš ryto, nei niekas kitas. Turi planų, susirašai, susiplanuoji dieną ir
susikuri tokią dieną, kokios tu nori. Daugiau, mažiau, aš suprantu, yra darbai, yra galbūt ten kažkokie tai reikalai labai svarbus ir problemos, bet visada yra kažkokia tai akimirka, kažkoks tai laikas, kai gali jį užpildyti smagiais, maloniais dalykais, pabendrauti, išeiti į kiną, į teatrą, pasižmonėti, pasportuoti, nueiti į šokius, kažkokį hobį naują susirasti, pradėti ir taip toliau ir panašiai. Tai va, tai jeigu mes tokiais dalykais apsidėliosime savo gyvenimą, jis bus žymiai fainesnis, įdomesnis ir norėsis gyventi, džiaugtis ir nereiks galvoti apie lošimus ir savęs gailėti, graužti save, kiek mes pralošėm ir panašiai ir taip toliau. Tai va, tai taip, kad kviečiu vienas dalykas, iš karto imtis veiksmo, kai tik tai jūsų galva paliečia pirma mintis kažko nedaryti, kai žinote, kad reikia daryti. Tai tik tokia mintis ateina, iš karto šokat iš lovos ir pradedat veikti. Ir antras dalykas, kad kiekvieną dieną pasiplanuokite iš anksto, jei ne iš vakaro, tai iš ryto. Atsisėdate, susiplanuojate, susidėliojate, kad nebūtų kažkokių tuščių langų, kai sėdite, gulite vienas ir jūs puola neigiamos, parazitinės, įkyrios mintis, koks jūs nelaimingas, koks jūs nevykėlis, kiek jūs daug visko pridirbot, kaip čia dabar viskas taigi sutvarkyti, gal eiti palošti ir taip toliau ir panašiai. Tai va, tai du dalykai, veiksmas ir antras dalykas planavimas. Kiekvieną dieną susiplanuojam ir mintim užėjus neigiamom, tik joms prasidedant, eiti ir veikti. Nesėdėti savo mintyse, nes joms to tik ir te reikia laiko, šiek tiek laiko, kad jos sustiprėtų, jų daugėtų ir jūs nugalėtų ir jūs nieko nedarytumėte, nes iš prigimties žmogus yra tinginys ir norėtų gulėti ir valgyti bananus po medžiu ir viskas. Tai va, tai žodžiu, tokie pamastymai, tokios rekomendacijos, tokie pasiūlymai, pasidalymai šiandieną. Buvo va rūkas, šalta iš ryto, iššokau, mankštelė, dušas. Dabar nuotaika gera, super gera. Norėčiau viską pakeisti,